Ar norėtum žinoti, kas tiksliai tau tinka gyvenime? Kokia veikla tau tinka? Kokios charakterio savybės tau trukdo arba tave traukia atgal? Turiu tau gerą žinią. Vien iš veido bruožų galima tai matyti. Dar viena moteris man atsiuntė nuotraukų ir aš pabandysiu panagrinėti jos veidą ir vien tik iš jos veido pasakysiu, kas čia per žmogus priešais mus. Čia mes matom tokias dvi lygias tiesias linijas. Dažnai moteris sako, kad čia yra pykčio raukšlės. Čia yra analitiko raukšlės. Žmogaus, kuris nuolat analizuoja, detalizuoja, ieško įvairiausių patvirtinimų, nuolat gilinasi į kažkokias temas. Pykčio raukšlė, gal kada papasakosiu, atrodo visai kitaip. Dar viena va čia yra tokia linija įdomi, kuri rodo pertemptą fizinę arba psichinę sveikatą. Ji rodo, kad žmogus neskiria labai daug dėmesio savo, pamiršta save, galbūt mažiau savimi rūpinasi, nes visada rūpinasi kitais. Pakankamai tiesi nosies kauliukas tiesus. Jisai laikosi taisyklių, nuolat yra atsakingas, visiems padaro, ką yra prižadėjęs. Pakankamai plonos lūpos, kas rodo, kad žmogus nelinkęs labai daug kalbėti apie savo emocijas, apie savo jausmus ir apskritai apie savo gyvenimą. Jeigu rašyčiau analizę šitam žmogui, būtinai parašyčiau, kad pirmiausia reikia kuo daugiau pasirūpinti savimi ir tik paskui tą dėmesį atiduoti kitiems. Iš šitos raukšlės ir kitų raukšlių matau, jog žmogus, kaip ir sakiau, pertempinė save. Dėl to labai reikėtų pasirūpinti savo sveikata ir neišdalinti savęs kitiems žmonėms. O kas visgi jums tiksliai tiktų gyvenime, aš galiu jums parašyti 6-7 puslapius apie tai, kas tinka būtent jums pagal jūsų veido bruožus. Pažiūrėkit.